Podcastas.lt. Požiūrį gyvenimą keičiantis pasikalbėjimai su verslininkais, keliautojais bei kitais savo srities profesionalais. Juos kalbina Justas ir Tomas. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai. Šiandien turime antrą epizodą ir su jumis esu aš, tik Justas, nes mano kolegos Tomo nėra, jis skalauja savo kojas į Baltijos jūrą. Su mumis šiandien yra Ramunė Tumasonytė, tarptautinės tinklaraštininkų agentūros Industry Files įkūrėja, internetinio marketingo specialistė, kuri dirba su mada. Labas, Ramunė. Labas. Tai gal pradėkime nuo to, kad papasakok, kokios yra mados tendencijos vyrams ir moteriams šiais metais. Šią vasarą moteriams labai madingas oranžinis lūpdažis, kėdukai prie lengvos baltos suknelės paplūdimiai, o vyram ir moterim turbūt labai Panamos skrybėlė madingas dalykas. Šiaip skrybėlės yra jėga, bet Panamos skrybėlė jau yra hipster. O ir vyrams? Ir vyrams irgi. Tai Irgi prie cigaro ar prie akinų. Ir jie atrodo lygiai taip pat ir moteriams, ir vyrams. Taip. Dėl to ir smagu. Gali nuvokti iš vaikino, vaikinas gali nuvokti iš merginos. Aišku. Klausyk, dabar taip pasižiūrėk ir mane, ar aš labai čia nestilingai apsirengęs. Stilingai. Languoti marškinukai, Nike raudoni ryškus, akinukai stilingi labai. Aš toks galėčiau būti hipsteris. Galėtum. Ačiū labai. Tai gal papasakok, nuo ko viskas prasidėjo ir koks buvo tavo pirmasis verslas? Aš 14 metų pradėjau siūti. Mano tėtis ankstesniais laikais, kadangi nebuvo galimybės pasirinkti labai drabužių, siūdavosi pats. Žinai, pankas buvo, kaip ir visi tais laikais kažko ypatingai norėjo būti, tai turėjo patys pasigaminti kažką. Nusipirkti nebūdavo galima rasti. Tai nuo senų laikų visada namuose pas mus būdavo siuvimo mašina. Ir tiesiog prašiau, kad mane pamokytų siūti. Pramokau, pamačiau galimybės, pradėjau savo drabužius gamintis. Pradėjo draugės pavydėti, labai prašyti, kad joms kažką padaryčiau. Ir tada sugalvojau, kad turbūt atsirastų žmonių, kurie ir už mano draugų rato domėtųsi arba norėtų, žinai, pasiūti kažką. Tai va, tai sugalvojau, susiradau, tuo metu buvo tokia freewebs.com, viena iš pirmųjų platformų, kur galėjai pats be jokių programavimo, dizaino žinių susidėlioti internetinį puslapį. Ten susikėliau nuotraukas savo visų siūtų, kurtų, sijonų, užuolaidų ir taip toliau. Ir dėdavau skelbimus į skelbiu.lt, kad atsivešiu žmonės į savo puslapį ir tada jie užsisakytų kažką ir pasisiūtų pas mane. Tai vienu metu turėjau 4 užsakymus, berods 10 ar 9 klasiai buvau, nepamenu dabar, bet buvau jau, kaip čia... Tuo metu turėjau jau tiek užsakymų, kiek nebespėjau gaminti, daryti ir supratau, kad ko gero reiktų išmokti, kaip susikurti komandą žmonių, kurie galėtų daugiau tų užsakymų daryti, o aš tada ieškočiau klientų, kurčiau tas svetainės, ten dėliočiau skelbimus, nes turbūt man ta dalis kažkaip labiausiai patiko ir sudomino, kad pati nustebau, kad gali pasidaryti daug tų dalykų, nors, žinai, dar moksleivė tuo metu buvau, tai toks azartas apėmė. Aišku, o ar rastum dar kokių pirmų tavo gamintų rūbų? Nuotraukų tikrai raščiau. Tai galėsim su klausytais pasidalinti. Žinokit, esu siuvus tikrai ne, kaip pradedi, tai visada, bet ką ir darai, ką gauni. Tai aš esu ir užuolaidas siuvus, esu šuniukam drabužius siuvus, nes jie labai brangus ir dabar ir anksčiau buvo labai brangus ir labai mažai vis tiek pasirinkimo. Tai kažkaip žmonės labai norėdavo, žinai. Esu džinsus draskiusi, viena panelė ten kreipėsi mane, kad aš jai sudraskyčiau gražiai, ten apsivinėčiau džinsus, nors jie, žinai, visi gražus, tvarkingi va. Tai tokių įdomių dalykų teko daryti iš tikrųjų. Žinau, Ramunė, kad esi studijavus užsienį, Danijoje, ir gal galėtum pasidalinti visą patirtim, kurią tu gavai studijuodama, kaip iš verslo pusės tave įtakoja grynai tos studijos? Tai aš studijavau Danijoje, mados verslo akademijoje Teko.
Ten idėja tos akademijos buvo, kad dalis studentų specializavosi į mados verslą, o dalis į gamybos procesus, mokėsi būti dizaineriais, kūrybiniais dizaineriais ir pattern dizaineriais, tais vadinamais, kurie kurdavo iškarpas, taip labiau ne kūrybinis darbas, bet tas moksliškesnis, žinai, su audinių tyrimais, darbas laboratorijoje, matavimai, skaičiavimai audinių ir taip toliau. Tai mes akademijai turėjom tą visą kaip ir realaus gyvenimo, kaip ir kompanijos atkartojimą, kad viduje yra visų specialybių žmonių, kurių reikia realiai išgyventi įmonį. Taip, tai vieni mokėsi ten biudžetus, kiti pardavimus, pirkimus ir vieni piešti modelius, tos skečus, kiti siūti, treti, žinai, turėjom dar ten tokius, kurie mokėsi baldų dizaino, tai irgi, pavidalinimas, parduotuvė, apšvietimas ir visa kita. Tai dėl to buvo labai įdomu ir mes turėdavom visada bendrų projektų, kiekvieną savaitę gaudavom kažkokią užduotį susijusią su realiai egzistuojančia įmonė ir mūsų, tarkim, paprašydavo sukurkit kažkokį naują modelį ar naują kolekcijos liniją kažkokiam prekės ženklui, nes jie nori, tarkim, atrodyti labiau ekologiškai arba jie nori ekologiškos kažkokios kolekcijos, bet dar neturi, tai jūs sugalvokit kokia, kas ten turėtų būti, kokia kaina daiktų, kaip jie turėtų atrodyti parduotuviai pozicionuojami ir taip toliau. Tai būdavo įdomu tai, kad tokie tikroviškos tos užduotis būdavo tikra kompanija, būdavo labai trumpas laikas, savaitę laiko, ką turiu sugalvoti, tada dirbi su skirtingų specialybių žmonėmis vienoje grupėje kartu, kad išspręstum tą problemą, tai taip simuliuodavom tikros įmonės darbą. Tai dėl to labai daug išmokau apie procesus realius, kai po to išėjau dirbti, nebuvo kažkokio šoko, pasibandžius jaučiausi. Tai po studijų Danijoje tu ir įkūrei Industry Files. Šiek tiek vėliau dar grįžau į Lietuvą, padirbau skaitmeninės reklamos agentūroje Twingers kurį laiką, bet kaupėsi. Tai gal papasakok, prie ko dirbi dabar? Dabar dirbu prie LASPEL projekto, tai startuolis Lietuvos. Mes esam internetinė prekyvietė arba platforma grožio specialistam ir grožio salonam, kurie parduoda makiažo, manikiūro, šukuosenų paslaugas ir kurie talpina savo portfolio, darbų nuotraukas arba video, kažkokias video pamokas ir savo įgūdžius gali pristatyti per parodomus darbus, realiai padaryti savo projektus. Aišku, žinau, kad tas puslapis truputį diskriminuoja vyrus. Šiek tiek. Bet turim keletą specialistų vyrų, ne Lietuvoje, bet Švedijoje, nes neseniai startavom ir Švedijoje. Tai Švedijoje gal tiesiog daugiau specialistų grožio vyrų dirba. Lietuvoje neturim, bet priimtumėm, jeigu tokių yra ir klausot, tai prisijungkit, įleisim. Būtų labai gerai. Gal galėtum, Ramūnė, dabar papasakoti, kaip atrodo tavo diena? Kuo jį prasideda, kuo jį baigėsi, kiekvieną aspektą, visiems tikrai bus įdomu išgirsti. Kiekvieną aspektą, wow. Pradedu dieną žadintuvu, kaip ir visi turbūt, tai atsikeliu ir tada neinu net veidą dažnai nusiplauti, bet einu į lauką, nes turiu taksytę metų laiko, 1,5. Ir visada kažkaip pramingu, tai skubu ją išvesti laiku, kad nebūtų nelaimių namuose. Tai pirmiausia, mes išeinam į lauką ir maždaug pusvalandį laiko prasivaikštom. Prieš įsigijant šunį aš pabusdavau ir, žinai, pradedi bėgti maratoną iš karto, kur ten puoli rengtis, susimeti daiktus į tašę, tada dar pagribi kavos ir leki, ta prasme, labai chaotiškai ir labai su stresu būdavo tas rytas anksčiau. Dabar aš taip jaučiu, kad be vaikštant pusvalandį aš taip stadijomis vis pabundu ir vis sąmoningiau, žinai, aplinką pasižiūri, klausai, išgirsti paukščiukus, tada pajauti, kad šilta vėjas, pučia ar nepučia. Pradedi fiziškai save taip laipsniais jausti aplinkui, kas vyksta.
Ir tą pusvalandį iš tikrųjų užtenka, kad aš pajaučiu, kaip jaučiuosi ir susiplanuočiau dieną. Nes paskutinius porą metų aš stengiuosi labai įsiklausyti intuicijos, ką aš galiu daryti ir ko negaliu. Nes anksčiau labai susiplanuodavau, tą to-do listą savo darbų plano dienai labai maksimaliai. Jaunatiškas tas gal entuziazmas toks, kad tikrai čia viską nuveiksiu, padarysiu. Bet kartais yra darbų tokių, kur tu nesijauti nei emociškai, nei fiziškai pasiruošęs ir tu gali bandyti, bet tau tą darbą padaryti, truks per prievartą prisiversti kažkaip 2 valandas, o kitą kartą tiesiog labai jautiesi toj akimirkoj ir tau per pusvalandį, padarai tobulai tą užduotį. Tai aš dabar stengiuosi save pažinti geriau ir suprasti, kada man produktyviau dirbti tiesiog, kad aš tas 2 valandas nesikankinčiau. Norisi mėgautis to, ką darau ir tiesiog taupyti laiką tuo pačiu, kad aš žinau, kad nesijaučiu gerai, tai aš net nepradedu daryti tam tikrų užduočių, darau kažką kitą. Tai tas rytinis toks pasivaikščiojimas man yra susiplanavimas ir pajautimas. Po to važiuoju į ofisą. Ofise irgi pirmas darbas, ką darau, tai dažniausiai apsižiūriu esamą situaciją, kadangi mes turim portalą, kuriame, visą parą vyksta veiksmas, tai ryte vis tiek reikia pasižiūrėti, kas naktį vyko, kas vakare, kokius darbus kėlė, gal laiškų kažkokių yra, kad kažkas negalėjo užsiregistruoti ir panašiai. Taip toks peržiūra situacijos įvertinimas ir tada irgi susiplanuoju, kokie prioritetai. Ir stengiuosi pirmadienį atlikti tokias sudėtingiausias užduotis, kur susikaupimo daugiausiai reikalauja, nes man po savaitgalio jaučiuosi pailsėjus, tai galiu susikoncentruoti lengvai. Antradienį pasibaigiu paprastai tos svarbias užduotis, kurias pradėjau pirmadienį. Trečiadienį ir ketvirtadienį stengiuosi susiplanuoti visus susitikimus tom dienom konkrečiom, nes anksčiau irgi labai išsimėtydavau vieną dieną vienas susitikimas, kitą dieną kitas, nes galvoju, kad taip, tada kaip ir mažiau kalta turėčiau jaustis, nes aš čia tik valandą turėjau susitikimą, bet realiai kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad taip išskaidant, išmėtant užduotis, jos daug daugiau laiko bendrai sudėjus atima, nes tu važinėji, išvažiuoti, susitikti, tada grįžti, tada dar suplanuoti susitikimą, tai man žymiai patogiau dabar sukoncentruoti vieną dieną, tarkim, ir jau taip aš savo nusprendžiu, kad gerai, ta diena yra visa tik susitikimam ir nesijaučiu kalta, jeigu aš kitų darbų nepadarau, nes žinau, kad susitikimai yra prioritetas ir aš visą dieną važinėju, vėluoju, kamščiai, ta prasme, kad nebūtų to streso dėl to, kad susiplanavau dar kažką nuveikti. O penktadienį stengiuosi pasilikti tokiem ekstra darbam, jeigu kažkas įvyko ir reikia skubiai padaryti, arba tai būna tokia kūrybinė mano diena, nes savaitės pabaigoje būnu išsikvėpusi, ta prasme, tiek, kad emociškai labai sunku būna susikaupti, prisversti. Tai aš darau kažkokias kūrybinės užduotis, naršau po konkurentų portalus, labiau toks strateginis ir kūrybinis darbas, kur aš tiesiog, negaminu galvoju pati, bet tiesiog naršau, ieškau informacijos, ruošiuosi kitai savaitei ir virškinu viską, kas įvyko. Tai pavyzdžiui, sėdi Pinteresti ir pinini visus tuos. Ir tas irgi taip. Ir būna tikrai, kad aš dirbu ir savaitgalį, nes, pavyzdžiui, penktadienį negalėjau susikaupti, tiesiog emociškai, gal jaučiausi, bet, sakau, man atrodo, kad yra geriau ir produktyviau, jeigu aš šeštadienį 2 valandas pasėdėsiu ir padarysiu darbą, negu penktadienį 5 valandas bandyti save priversti. Ir aš dažniausiai dabar, jeigu per 10 minučių pradėjau kažką daryti ir per 10 minučių aš matau, kad aš neįsibėgiau ten bent iki 80% produktyvumą, neužsikabinau, neatsirado tas inercija tokia, tai aš tiesiog metu ir nebedarau. Nebent tai yra tam labai ekstra svarbus darbas be abejo, bet tiesiog nebeprievartauju laiko, nes žinau, kad kol tu prievartauji, tu švaistai tą laiką, nes tu nedarai darbų, kur tu galėtum įsijautęs, dabar, užsidegęs daryti. O gal naudoju kokios nors tam produktyvumo, tarkim, technikas, nes aš pats asmeniškai tai labai dažnai save bandau realiai nuteikti, kad užsistatau laikmatį, padirbu 1 valandą ir save apdovanoju po to, tarkim, 30 valandas pažaidžiu su Xbox, pažiūriu ten kokį
serialą ten. Aišku, aš nežiūriu tų rimtų serialų, aš žiūriu kokį Sangoką ar dar ką nors, bet, na, aš bent jau naudoju tą apdovanojimo tokią techniką. Gal tu ką nors panašaus naudoji? Turbūt ir aš nesąmoningai tai, bet vis tiek dienos eigoje darau kokias 3-4 tokias didesnės pertraukas, bent valandos, kas turbūt labai neįprasta šiaip ofisiniam darbe, žinai, negali sau to leisti arba, jauties kaltas, jeigu taip darai, bet aš nelabai kitaip galiu, nes man tas užduotis reikia keisti, aš irgi paprastai 1,5 valandos padirbu maksimum 2 ir man reikia keisti bent jau tipą tos užduoties, kažką kitą daryti, tai labai mėgstu klausytis kokių audio kasečių, labai audio knygas myliu, tai irgi būna, kad tiesiog, padarau kažką, leidžiu savo pusvalandį nedarant nieko, tiesiog paklausyti, žinai, atsipalaiduoti, bet tuo pačiu jaučiu, kad vis tiek, kažką veikiu, mąstau, žinai, gaunu informaciją, mokusi, tai turbūt taip irgi sąmoningai bandau susiplanuoti tą laiką, kur pramogai, kur darbui. Tai dabar va galėsi ir podcastas.lt klausyti. Galėsiu ir klausau, taip. Tai va, tai sakyk, kad dirbi kartais ir šeštadienis, tai kaip atrodo tavo laisvalaikis, kuo tu užsiemi? Tai dabar labai daug vaikštau ir ryte, ir dieną, ir vakare, nes šunelį turiu. Tai, bet tokia intencija buvo ir pirkau tam, kad mane labiau išjudintų ir kad, žinai, būtų proga ir būtų rimta priežastis išeiti, kažkur pajudėti. Labai susidomėjau jogą paskutiniu metu ir stengiuosi dabar kiekvieną dieną daryti bent po pusvalandį. Radau tokį YouTube kanalą jogos trenerės, kuri turi programą 30 dienų ir ten kaip ir viskas suskaičiuota, sudėliota, kiekvieną dieną vis kitai kūno daliai, supažinę su visokiam rūšim jogos, taip tokios pradmenis gan, tai labai iškabino ir aš dabar jau 2 mėnesį kiekvieną dieną. O labai pasikeitė ta pati jogos programa 1 mėnesio ir 2, ar tiesiog tu kartuoji? Ne, tai yra ta pati 30 dienų, tai 1 mėnesį, bet aš ją kartuoju iš naujo, nes man labai patinka tas išdėliojimas, kad kiekvieną dieną vis kitokie ta pratimai, pusvalandį visai kitus dalykus darai ir labai protingai sudėliota, ta prasme, kad vieni raumenys vieną dieną pasitreniruoti, kitą dieną, žinai, juos patampai, kad jie neužmigtų, bet intensyviau dirbi su kitais. Tas toks proporcijas ir suplanuoti šį pati programa man labai patiko, tai aš kartoju. Aišku, o tarkim, pajauti kažkokį pasikeitimą po tų 30 dienų? Pajaučiu, kad turiu raumenis. Šiaip iš tikrųjų. Ir 2 mėnesį jaučiu, kadangi kartoju tą pačią programą, tai irgi lyginu, žinai, kaip 1 kartą dariau ir dabar 2 kartą tos pačius pratimus darai, tai žymiai labiau savim pasitikiu, nes jau žinau, kas po ko seka, kaip ir ką reikės daryti ir žymiai greičiau padarau, nors joga, aišku, skubėjimas tai ne rodiklis, bet jaučiuosi lankstesnė ir turbūt psichologiškai yra maloniau daryti, nes jaučiu, kad jau žinau, nes kai naujokas esi, tai tada būna ten nepatogu, čia nespėjau, tai toks truputį savim nusivylimas arba pradedi save kaltinti, kad aš čia netobulai padariau, tai dabar kuo daugiau kartoju, vis tiek tobuliau gaunasi ir savim taip didžiuojas ir patenkintas, kad pavyksta vis geriau. Čia aš jau žiūriu, kad čia panašiai kaip jogas komforto zonai būtų. Panašiai turbūt, reikės kitą mėnesį surasti kitą kokią programą. O tarkim, užsiimant jogą kiekvieną dieną pastebėjai, kad tu visą dieną esi tokia žvalesnė, aktyvesnė, nes dažnai žmonės, kurie užsiima sportu, visą dieną nebūna tokie tingus, mieguisti ir visa kita. Šiaip jau tikrai taip, bet aš taip jaučiuosi tik po to, kai padarau tą pusvalandį, prieš tai tikrai nesijaučiu energingesnė, bet kitas dalykas, kas man labiausiai iš tikrųjų patinka, aš vakare dažniausiai darau pratimus, nes ne ryto žmogus esu, tai grįžus iš darbo ar iš, žinai, susitikimų, dažniausiai prisėdu daryti ir
aš labai pajaučiu, kaip aš greit atsijungiu. Ta prasme, mintis visiškai nutolsta nuo darbo ir, žinai, nebeanalizuoji, ten nebeveikia smegenis to darbo režimu. Labai lengva atsijungti kažkaip ir prasvedina galva ir po to pusvalandžio neskubu irgi grįžti, įsijungti e-mailo ir kažko pasižiūrėti. Tarkim, būna, kad aš suplanavus dar vakare, žinai, padirbti porą valandų ar valandą kažką pasižiūrėti, bet po jogos irgi stengiuosi pratęsti dar tą laiką, kol visiškai nemąstau apie darbą, nes labai lengva atsijungti tiesiog. Tai pailsi, žinai, grįžti namo ir iškart, wow, pailsėjus jaučiuosi. Tai gal tau reikėtų išbandyti tokį mėnesio iššūkį jogą ryte? Tiesiog galėtum pasižiūrėti, kaip tai pasikeitė. Turbūt būtų smagu visai. Būtų smagu šiaip jau ir gamtoj. Keletą kartų į mišką aš važiavus dariau, nes, kiekvieną dieną įsipareigojau daryti. Tai, žinai, būna, kad tiesiog nesi namuose, neturi savo tos įprastos vietos, kur tai darai. Tai gamtoj kažkur irgi labai patiko, norėčiau iš tikrųjų daugiau, gal irgi reikėtų iššūkio, kad visą mėnesį reiktų kažkur į parką išėjus daryti, nes vėl kitas jausmas. Aišku, žinau, Ramonė, kad turėjai daug projektų, visokių, kaip galima sakyti, įjudėjimų ir visą kitą. Gal galėtum papasakoti apie projektą Women in Tech? Taip, tai čia mes su viena draugė Aurelija Petruskytė, kuri irgi dirba su skaitmeninė rinkodara. Linkėjimai jai. Taip, Milk agentūra, tarp kitko šaunuolė. Mes kalbėjomės kažkada, kad nesam turėjusios pačius mentorių, žmonių mokytojų, kurie mums padėtų karjeros prasme ir profesinė prasme tobulėti, žinai, kažkokias gairias duotų, asmeninės tokias, nes, žinai, šiaip informacijos gali labai daug susirasti visur. Diskutavom ir kažkaip vis, žinai, sužinodami išgirdom apie tą Women in Tech judėjimą arba moteris technologijos, kitaip, užsienį, nes yra tokie irgi, žinai, klubai, susitikimai ir pagalvom, kad būtų visai smagu turbūt sukviesti moteris Lietuvoje tokiem neformaliem pusryčiam kartą per mėnesį, 2 valandos laiko, kur galėtų ateiti tiesiog moteris besidominčios technologijom, internetu, skaitmeną, galėtų ateiti ir vyrai, kurie nori patarti arba turi, žinai, įžvalgų toj srity, pasidalinti tiesiog žiniomis ir kontaktais ir galvom, kad galbūt atsirastų ir tų mentorių tuomet, žinai, nes kai nėra jokios bendruomenės ir nežinai, kiek žmonių realiai dirba to industrijoje Lietuvoje, tarkim, kiek yra moterų, kurios dirba su technologijom, tai tada ir nežinai, kur to mentoriaus ieškoti. Ir iš tikrųjų įvyko 2 renginiai pavasarį ankstyvą ir susirinko labai nemažai moterų. Pirmam susitikime buvo apie 40, tai labai nustebom, nes nežinau, kad tiek yra merginų, kurios dirba technologijas. Ir atėjo ir žinai, aukšto lygio ir vadovių, ir pradedančių, junior, ir labai įvairi ta grupė buvo, bet labai smagu, nes iškart moteris tauškėjo, kalbėjo ir matos, kad turi viena kitai ką duoti. Tai bandysim nuo rudens tęsti 2 sezoną, tai pasitestavom, pasižiūrėjom ir kažką darysim įdomiau dabar turbūt. Tai tiek daug projektų, esi keletą verslų savo įkūrusi. Papasakok, iš kur toks pasitikėjimas savimi? Šitam kambariuje, kur mes sėdėm, tu tiesiog juos spinduliuoji. Nežinau, turbūt bandymas pabandai ir dažniau pavyksta negu galvoji, kad tau pavyks ir tada dažnai auginiesi tą pasitikėjimą. Nebebijai turbūt pašaudyti ir pabandyti, turbūt svarbiausias dalykas. O išmokau tai turbūt savanoriaudama, nes maždaug irgi 14 metų pradėjau savanoriauti moksleivių mainų organizacijų Wi-Fi Lietuva. Labai draugiškai mane priėmė ir labai savanorių tas kolektyvas turbūt buvo tinkamas, žinai, nes visi labai motyvuoti buvo ir dauguma buvo buvę jau mainuose užsienį, kas irgi labai matės jų požiūrį į gyvenimą ir tai kaip jie su naujais žmonėmis susipažįsta ir kaip nebijo iš savo komforto zonos išeiti ir kai aplink tave, žinai, 7 metus savanoriavau ir kai nuolatos yra aplink tie žmonės tokie aktyvus ir visada skatina tave daryti naujus dalykus ir visada palaiko, kažką sugalvoji. Tai, žinai,
tiesiog turbūt neįmanoma kitaip, nes aplinka vis tiek labai daug mūsų įtakoja. Tai aš manau, kad man labai daug davė tokio inspiracijos išmokti ir turbūt to tokio nebuvimo baimės pabandyti. Tai gal galėtum tada pasidalinti kažkokiais patarimais jauniems verslininkams. Tai Žmonėms, atsiprašau, kad pertraukiu, žmonėms, kurie nori būti. Jo, nori būti, jie yra jauni, nori būti realiai, jie nežino, nuo ko pradėti ir kaip nuosekliai viską siekti. Taip. Pirmas dalykas turbūt, kad jeigu nori būti verslininku, tai reikia suprasti turbūt, kad turi būti labai savarankiškas, nes verslininkas dažniausiai turi rūpintis, žinai, ir kitais žmonėmis aplinkui. Tai pirmas žingsnis išmokti savim, pačiam pasirūpinti. Ir tai reiškia nebekaltinti savo aplinkos, kad tau kažko nedavė, kad tau kažko, žinai, kažkas nepasiekiama, negaunama, kad neturi mentoriaus, tarkim, žinai, negalėjai mokytis ten arba kitur kažkur, neturi tokių priemonių ar kitų. Man atrodo, labai dažnai žmonės aplinką pradeda kaltinti ir neieško sprendimų, tai patarčiau suprasti pagaliau, kad viskas įmanoma ir viską galima pačiam padaryti ir visi žmonės, kurie kažką padarė, jie tikrai padarė patys, nes labai dažnai net jeigu tau ir padeda ant lėkštutės, tai tu neįvertini arba nepasiemi. Tai va, kitas dalykas, tai kaip to savarankiškumą galima įgyti, tai man atrodo, mano pačios išbandytas toks būdas eiti savanoriauti ir iš tikrųjų rekomenduočiau eiti bet kur. Pamatot pirmą organizaciją rajone, miestelį savo ar mieste, kur gyvenat, tiesiog pirmą, kurią galit pagriebti, kur galit nueiti, kur jau žinot, žinai, kontaktus ar ofisą ar kažką, eikit ir savanoriaukit, nepatiks po mėnesio galėsit išeiti, bet vis tiek užsmegs kontaktai, kažką pabandysit, išmoksit, išgirsit. YFU man irgi nebuvo pirma organizacija, kurioje savanoriauti, ir iš tikrųjų galėjau nuleisti rankas ir, žinai, pasakyti, kad tai neįdomu ir niekas nenori, kad aš savanoriaučiau, bet gali susirasti, tai reikia pradėti nuo pirmo žingsnio to. Labai siūlyčiau tiem, kur turbūt virš 16 galima važiuoti į užsienį savanoriauti, nesu tikra, bet jeigu galite, tai važiuokite į užsienį savanoriauti, nes dar kita patirtis ir kultūrinė, ir tos pažintis visai kitos ir žmonės gyvenantis užsienį vis tiek gali jums idėjų ir minčių apie paprastus dalykus duoti, kurius niekada negausit būdami Lietuvoje. Dar patarčiau daug knygų turbūt skaityti ir irgi mano požiūris būtų toks pat, kad radai knygą, bent kažkiek įdomi pasirodė, pradėk skaityti, galėsi sustoti ir mesti bet kada. Tikrai, jeigu bus, žinai, įpusėjus neįdomu, tai mesi, pasimsi kitą, bet tiesiog reikia kartais pradėti ir pasimti ir pradėti skaityti. Pati klausau labai daug audio knygų, nes tiesiog formatas patogus, bet tame tarpe ir podcastai, visokie yra, ir YouTube labai daug, žinai, yra video mokomųjų ir tiesiog tokių, kur žmonės dalinasi savo kažkokią patirtim. Žurnalai, tiek internetiniai, tiek realūs, apie jūsų tą specialybę ir kažkokį dalyką, kurio domitės, arba bendriniai, žinai, apie gyvenimą, kaip planuot laiką, tarkim. Tai tiesiog reikia sugalvoti, kurios srityje jūs norit specializuotis, arba kur norėtumėt, kad pas jūs žmonės kreiptųsi kažkokio klausimu, kuo galėtumėt padėti ir tada stengtis savarankiškai plėsti savo žinias toj srityje. Dar toks klausimas, Ramūne, kai išvažiavai studijuoti į užsienį, Daniją, kokios buvo tavo anglų žinios? Nes manau, kad dauguma jaunų žmonių galvoja apie studijas užsienyje, bet jie dažnai mano, kad jų anglų žinios yra nepakankamos, jie gal bijo dėl to išvažiuoti. Manau, kad niekada jos nebūna pakankamos. Labai natūralu, kad nemokės kalbos 100%, jeigu nesi buvęs užsienį ir nesi kalbėjęs kiekvieną dieną. Tai sunku įvardinti, turbūt savo įvertinčiau kaip vidutiniškai, nebuvo labai blogai, sugebėdavau susišnekėti, bet
Nebuvo to, žinai, tokio 100% pasitikėjimo savimi, aišku, ir ten mikčiodavau karts nuo karto, nes tiesiog nekalbi ir tą tai yra neįprasta, ne komforto zona ir taip ir išeina. Bet aš mokiausi nuo 10 klasės, labai žinojau, kad noriu išvažiuoti į Daniją, būtent tą akademiją mokytis. Ir žinau, kad reikės anglų kalbą mokytis, tai ką darydavau, tai žiūrėdavau filmus ir serialus anglų kalbą. Ir kažkaip ta kalba įlinda gal ir tam tikros formuluotės, žinai, tie posakiai angliškai, kurie labai specifiniai, mes lietuviškai net jų nenaudojam. Tiesiog įlinda gal ir aš tai pamačiau tik tada, kai išvažiavau ir pradėjau kalbėti ir žiūriu, ištrūdo šitą frazę kita ir atrodo, kad nesidėjau ir aš nesimokiau jos, bet filmai labai daug padėjo iš tikrųjų. Turbūt muzikos klausymasis ar podcastų, YouTube žiūrėjimas anglų kalba irgi prisideda, manau, tai yra lengvas toks būdas vartoti turinį tą kalbą ir tu išmoksti vis tiek dalykų. Tik labai svarbu turbūt žiūrėti tai, kas tau būtų tikrai įdomu, nes jeigu bus tema turinys neįdomus, tai tu ir mesi, nebeklausysi. Na, aišku, Ramunė, tu galima sakyti, esi tikra lyderė, nes daug projektų, daug verslų realiai įkūrus ir darai pati. Kokios, manai, yra pagrindinės savybės norint būti lyderiu ir verslininku? Tai sugebėjimas prisiimti atsakomybę, vienas. Antras turbūt lankstumas arba gal požiūris, lankstus požiūris ta prasme, kad stereotipus mes visi turim kažkokius, žinai, susiformavus išankstinius ir visada, kai planuoji, vis tiek matai idealų variantą, kurį norėtum gauti, bet man atrodo labai svarbu yra aptikti laiką ir pamatyti, kada vyksta kažkas kitaip ir atpažinti sąmoningai, kad žinai, tas įsitikinimas buvo mano stereotipas. Nes aš negalėčiau patarti neturėkti stereotipų, nes mes jų visi turim, žinai, čia toks kultūra jau įgytas dalykas nuo vaikystės, bet tiesiog sąmoningai atpažinti, kada tai stereotipas, kada tu sąmoningai kažkaip įvertini situaciją. Tai man atrodo tas lankstumas ir be abejo kartu eina galimybė arba noras išeiti iš komforto zonos, nes jeigu neišeis, tai vadinasi ir nesilankstus, negali kitaip į situaciją pasižiūrėti. Supratau, kadangi mūsų podcastas jau eina į pabaigą, dabar aš turiu realiai tokių labai trumpų klausimų, į kuriuos nereikės atsakyti taip ir ne, bet ant trumpi. Tai situacija tokia, duodu 10 000 eurų, kam išleisi, pirkiniam ar kelionėm? Kelionėm, tikrai. Aišku, gal galėtum įvardinti 3 knygas, kurias pasiūlytum skaityti ir kurios tau atneša kažką. Tai pirma Alchemikas, labai įstrigus knyga ir skaičiau 4 kartus ir kiekvieną kartą, kai skaitau, jaučiu, kad labiau paaugau, nes visai kitus dalykus pastebiu, tai man atrodo toks magiška knyga. Antroji Marisos Meyer knyga apie Yahoo, kai pradėjo dirbti ir keisti kompaniją, pavadinimą tiksliai neatsimenu. Ir trečioji tai būtų Antifragile, irgi autoriaus neatsimenu. Mes viską įdėsime užrašus. Knyga apie lankstumą tą ir tai, kaip dalykai nėra susistagnavę ir kaip, žinai, vyksta pokyčiai ir kaip tiem pokyčiam pasiruošti arba nusteikti. Labai patiko. Kokias 3 valstybės įvardintum kaip tavo mėgstamiausias? Tai pirma USA ir tikrai sakyčiau važiuoti į San Franciską pirmiausia. Labai patiko. Tada antroji turbūt Danija, nes arčiausiai susipažinau. Ir trečioji Jungtiniai Arabų Emyratai, Dubajus. Aišku, kokie 3 daiktai būtų, jeigu reikėtų vykti negyvenamą salą? Turbūt pasiimčiau sąsiuvinį, pieštuką ir... Trečią nebeimčiau. ir trečias būtų kažkas nostalgiško, nežinau, gal kokia nuotrauka šeimos ar draugų, kažkas nevartojimo, bet labiausiai reiktų man to sąsiuvinį ir pieštuką, nes labai mėgstu rašyti ir aš mąstau rašydama. Man reikia kažkaip mintis išdėlioti, tada aš sugalvoju dalykus. Supratau.
Kokius 3 elektroninius įrankius, be kurių tu negali išgyventi, kokius naudoji? Facebookas. Dirbu su socialinė medija, tai gal galim skaityti. Turbūt nuotraukų redagavimo dar tokia Chimera turiu programėlę. Kiekvieną dieną naudoju ir tikrai ne po vieną kartą, tai sakyčiau, kad svarbi. Ir naudoju Trello laiko planavimo įrankį. Supratau. Ir paskutinis klausimas būtų, kokius įvardytum 3 žmonės ar verslininkus ar kažkokius puslapius sekti socialiniuose tinkluose? Aš labai daug įkvėpimo savo darbui ir profesinė prasme gaunu iš social media Happy Hour podcast'o anglų kalba. 2 marketingistės tiesiog apie socialinę mediją ir aktualias naujus įrankius, šneka patarimus, triukus. Kitas toks strateginis ir kūrybinis, tai Ask Gary V yra podcastas, bet aš jį seku ir YouTube, ir podcastą klausau, ir Facebook'e, seku tai visais kanalais, bet jis man labiau toks apskritai kaip autoritetas ir žmogus, kuris iš tų lyderių, kuris, gali nuspėti ateitį, tai aš labai žaviuosi apskritai jo mintim ir toks strateginiu požiūriu. Ir kitas žmogus, tai būtų Anthony Robbins, irgi per visus kanalus seku, bet daugiausiai naudos tai iš LinkedIno tų įrašų, blogo įrašų, čia straipsnelių gaunu, perskaitau, nes jo pamokos apie laiko planavimą man aktualiausias. Supratau, tai pabaigai nežinau, gal norėsi, ką nors mūsų klausytams palinkėti, mums palinkėti, man, Tomui. Taip, aš tai jums norėčiau palinkėti, kad susilauktumėt įdomių svečių pas jūs podcast'e. Labai džiaugiuosi, kad pradėjot šią iniciatyvą, labai sveikinu ir darot puikų darbą, manau, ir augsit ir išmoksit dar daugiau dalykų. Laukiu labai, noriu pamatyti tą jūsų, augimą irgi per laiką, per mėnesius ir gal po metų net pasižiūrėti, kaip į ką tai išaugs, nes manau, kad labai daug potencialo turi ir vis tiek Lietuvoje dabar yra tam tikra grupė, minė žmonių, kurie labai auga ir turi labai tokį inovatyvų ir globalų požiūrį į pasaulį ir man atrodo, šito podcasto atsiradimas, jis, reprezentuoja tai, kad, atsiranda tokia tam tikra banga ir man labai smagu šiaip jau, kaip visos srityse, suaktyvėja viskas ir matyti, kaip žmonės pradeda reikštis ir dalintis ir mokytis vieni iš kitų. Tai ačiū Jums, kad esate ir sukūrėt ir linkiu labai įdomių pašnekovų. Ačiū labai ir visiems klausytams norėčiau pasakyti, kad visus puslapius, visus žmonės, kuriuos mes paminėjom šiame podcast'e, mes įdėsime juos į podcastas.lt užrašus ir norėčiau labai padėkoti Ramūnei, kad buvo šiandien su mumis ir su klausytis susitiksime iki kitą kartą. Iki.